Sveiki, gerbimi Lietuvos žiūrovai. Atsižvelgiu į jūsų laiškus ir prašymus. Šiandien mes pakalbėsim apie krūties gerybinį susirgimą fibroadenomą. Taigi, kasgi yra fibroadenoma? Fibroadenoma tai yra gerybinis krūties susirgimas, kuris dažniausiai nustatomas jauno ir vidutinio amžiaus moterims. Standartiškai pacientės pasako, daktare, užčiuopiau guzelį krūtyje. Taigi mūsų dvi rekomendacijos. Užčiuopus darinuką krūtyje. Pirma, jis turi būti ramiai ir nepulti paniką. Ir antra rekomendacija, reikėtų kreiptis pas gydytojus specialistus, kurie atliktų ištyrimą pagal galiojančius standartus. Gydytojas turi jūs apžiūrėti, papalpuoti krūtis, turi atlikti krūtų ultragarsinį tyrimą, echoskopiją, esant indikacijoms pagal jūsų amžių, gali rekomenduoti ir mamografiją ir atlikti darinio biopsiją. Nustačius fibroadenomos diagnozę, gydytojas su jumis aptars tolimesnę gydymo taktiką. Gydytojas gali pasiūlyti chirurginę intervenciją, jeigu darinukas greitai augantis ir yra didesnis negu 2,5 cm. Šiuo atveju, jeigu gydytojas jums siūlo operaciją, tikslinga su gydytoju irgi aptarti ir estetinius momentus, kur bus atliekamas pjūvis, ar jis bus kosmetinis, kaip jūs atrodysit, tam, kad operaciniai rezultatai atitiktų jūsų lūkesčiams. Ir galimas ir kitas variantas, gydytojas gali pasiūlyti stebėjimo, jeigu nustatytas darinukas krūtyje fibroadenoma yra nedidelio dydžio, tai yra centimetras arba šiek tiek yra didesnis. Šiuo atveju gydytojas rekomenduos kontrolę po 6 ir 12 mėnesių. Ir jeigu darinukas nedidės, gydytojas rekomenduos taikyti stebėjimą.